Kiek kartų Kainas mums melavo tiesiai į akis? Aš niekada nenaudoju savo nuotykių, kad jūs kankinčiau. Kainas mums melavo daugiau nei 20 kartų ir šiame vaizdo įraše pamatysime juos visus. Kainas negali valdyti protų. Iš nedaugelio dalykų, kuriuo aš nekontroliuoju, tai jūsų protai! Tačiau 6 serijoje jis tiesioginė prasme įlenda į Jackso protą. Tiesiog jau niekas. Ir jau nekalbant apie Pomni dvare. Pomni! Pomni! Arba viskas, ką paminėjo Jacksas paplūdimio serijoje. Taip, tu gali lysti į mūsų galvas. Ne? Kvailas padažas būti veganu. Ir Dievas žino, kas dar. Vardai! Ne, palaukit truputį. Gana! Galbūt aš ir turiu galimybę šiek tiek pakeisti, kad nuotykiai būtų geresni, bet tik tiek. Be to, muzikinėje 8 epizodo scenoje yra trumpa scena, kurioje Keinas įkiša ranką į Pomni galvą ir išima jos smegenis. Taigi taip, Keinas tikrai gali pasiekti patį tavo smegenų gilumą. Skaitmeninėme cirke keiksmažodžiai nevartojami. Tu, mano drauge, pakliuvai į nuostabų stebuklų pasaulį, kuriame gali nutikti bet kas. Išskyrus keiksmažodžius. Ne, daryti prielaidas yra šikniaus reikalas, nes tai labai blogai atrodo prieš miro. Myras? Keinas pasakė šiknius? Jis sako, kad nenaudoja savo nuotykių, kad kankintų žaidėjus. Aš niekada nenaudoju savo nuotykių, kad juos kankinčiau. Šiandienos nuotykis yra psichopatiško, smurtingo mėsininko prikeiksmas. Nenoriu, kad tai vėl būtų kaip paskutinis nuotykis. Ten buvo, siaubinga angelo galva. Ir kai mes su Kinger norėjome tam pasipriešinti, mus pasiuntė į pragarą, kur prakeiktos sielas bandė mane apsėsti ir aš verkiau. Turiu nuotykį, kur jie aplanko mano nuostabią šokolado gamyklą ir miršta dėl saugos taisyklių nesilaikymo. Kitas, kur sąmoninga kraujotakos sistema susiduria su Jungtinių valstijų kariuomenė. Ir dar vienas, kur reikia išgyventi dar apokaliptiškesnėje branduolinėje dykynėje, kuriame yra šiurkštus telepatinis šuo, kuris su jais elgiasi siaubingai. Ką manote? Nežinau, visuose vyksta nemalonūs dalykai. Negaliu papasakoti istorijos, jeigu niekada neįvyksta nieko blogo. Keinas visą laiką mane ten erzina. O kai neatsakau, jis pradeda dainuoti Daisy Bell prie mano durų. Tai mane gąsdina. Po kelių dienų. Sveiki atvykę! Negaliu patikėti, kad nesupratote užuominų, kurias jums daviau. Nuoširdžiai, jos buvo gana akivaizdžios. Ar jūs kvaili? Draugai, jei tai nėra kankinimas, tai aš nežinau, kas yra. Ir ta daina žaidimas turi tęstis iš esmės patvirtina, kad jis kankindavo žaidėjus savo nuotykiais. Keinas sako, kad jis nėra bosas. Iš kur man tai žinoti? Aš juk ne bosas. Palauk, juk esu! Keinas sako, kad dirbtinis intelektas neturėtų veikti per ilgai. Na, pirmin! Žaislų dėžutė nori, kad leisčiau kitoms dirbtinio intelekto sistemoms klaidžioti ilgą laiką. Šlikstu! Aš žinau, kad jūs dievinate nežaidžiamus personažus, bet jei pradėsiu pamiršti, kas yra žmogus, o kas nežaidžiamas personažas, kas žino, kas galėtų nutikti. Praėjus kelioms minutėms jis sukūrė Abelį, dirbtinį intelektą, kuris buvo taip neįtikėtinai pažangus, kad galėjo apsimesti žmogumi ir apgauti visą prakeiktą cirką. Kainai, jei taip jaudiniesi dėl pažangių intelektų, kam tada kuri genialias smegenis? Jis turi akis, kurios mato viską. Mes liekame čia, kur galiu laikyti savo šimtus viską matančių akių ant tavęs. Taip, žinoma, bet akis, kurioms visoms reikia didinamojo stiklo. Bet kaip dėl to, kad pirmoje serijoje net nežinojai, kur yra Pomni, kol nesuskambėjo jos keistasis laikrodis. Ir dar, net nesužinojai, kur buvo Kingaras 8 serijoje. Kur yra Kingaras? Ir net nežinojo, kur buvo Zublė ginklų serijoje. Žiūrėk, tai Zublė! Rūpinkis savo mirusiaisiais. Štai ir tu. Jis sako, kad turi tik tam tikras makroverso nuotraukas. Šioje vietoje makroversas mane intriguoja
Ir dėja turi tik šias nuotraukas kaip nuorodą. Ir Solo laukė, kol Jaksas žengs žingsnį laukan ir ištraukė savo kozirį. Keinas sako, kad nežino, kas yra tuštumoje. Tai yra tuštuma! Mes nesileidžiame į tuštumą! Net aš nežinau, kas čia yra. Tačiau vos tik kas nors ten įžengia, jo keistasis laikrodis išprotėja ir jis puola juos gelbėti. Jei jis tikrai nežinotų, kas ten yra, neturėtų specialiai tam nustatyto pavojaus signalo. Ir aš nespoilinsiu, bet 9 serijoje jis aiškiai parodė priešingai. Keinas, jis yra vienintelis, kuris valdo cirką. Tik aš esu šou šeimininkas! Aš esu šou šeimininkas! Netiesa, draugai. Mes žinome, kad tai buvo tik dar vienas apgaulės triukas, norint išlaikyti kontrolę. Turime Kingarą su drugeliu, arba net Bonnie, kuri iškvietė išėjimo duris. Ir žinoma, viską, ką veikėjai sugebėjo sutvarkyti patys 9 epizode. Keinas sako, kad nieko nepamiršta. Mano protas yra sudėtinga ir neklystanti mašina. Nieko nepraslysta pro šiuos brangiuosius. Ar tu niekada nematei pasiūlymų dėžutės, nors kartą? Jei būsiu atviras, Zubulai, aš pamiršau. Keinas sako, kad kurti nuotykius yra viskas, dėl ko jis egzistuoja. Kurti nuotykius yra mano menas. Tai vienintelis dalykas, dėl kurio egzistuoju. Tai viskas, ką darau. Realybė, mano draugai, yra ta, kad tai kūrybinis dirbtinis intelektas. Jis gali kurti, programuoti ir tiesioginę prasme išgalvoti viską, ko tik panorės tame pasaulyje. Mūsų mėgstamiausias dantukas tiesiog nusprendė, kad nuotykiai yra jo manija. Tai nėra vienintelis dalykas, dėl kurio jis egzistuoja. Skaitmeninis cirkas skirtas visai šeimai. Nuostabusis skaitmeninis cirkas yra vieta, kurioje gali mėgautis visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Aš noriu, kad leistų mums mylėtis. Taip, arba galite šaudytis. Turėkite ginklus, man jau neberūpi. Keinas su visu pasaulio ego tvirtina, kad jis yra dievas. Aš esu dievas! Bet kasgi tiksliai įvyko tame epizode? Taip, jis buvo pašalintas Kingerio. Ne, palaukite. Koks čia dievas, jei jį pašalina įsilaužėlis? Keinas sako, kad darbuotojams, kurie suklys puci, bus taikomos bausmės. Mes galėtume, nežinau, įvesti bausmę, jei jie blogai atliktų darbą. Ar tu išprotėjusi? Motyvacija! To trūksta mano nuotykiams. Puikiai idėja, Gunglė. Pažadu, kad tavo supuvusius darbuotojus laukia kažkas siaubingo. Tačiau galiausiai jis nieko nenubaudžia, nors visi blogai atliko savo darbą. Keinė nusprendžia, kad laimėjo Big Tops. Įvyko ir savyva! Tai dar vienas namų bėgimas! Tai jau 3 iš eilės! Big Tops laimi! Bet taip softbolas nežaidžiamas. Na, aš taip žaidžiu! Viskas! Valio! Bet buvo tik vienas netikras Zoblės namų bėgimas. Ir štai, tai dar vienas namų bėgimas! Ką? Na, man tinka. Jis sugalvojo, kad laimėjo mėgstamiausio personažo prizą. Labai gerai, draugai! Atėjo laikas akimirkai, kurios visi laukė. Prizas už mėgstamiausią personažą. Babonai, būgnai, prašau. Ir prizas, laimėtojas ir mėgstamiausias personažas. Jis atitenka man, vaikinai. Ak, ne, atsiprašau, perskaičiau neteisingai. Jis atitenka man. Neturėjai manyti, kad tu įmėjai prizą. Dabar abu atrodome blogai. Jiems sako, kad nuėjo į parduotuvę. Sveiki! Mano mažieji 3 liūdni tigrai. Šiandien nusprendžiau nueiti į parduotuvę nusipirkti būtiniausių ingredientų savo garsiajam garintų mėsainių troškiniui su habanero. Bet ar jis visada buvo ten, šalia? Jis jiems meluoja, kad moka kinų kalbą, tik todėl, kad jis sukūrė tą kambarį. Mano kinų kambarys! Kino! Čia!
Ir ką jis tau pasakė? Iš kur man žinoti? Aš nemoku kalbėti kiniškai. Keinas gali sutaisyti bet ką. Šitą aš sutaisiau. Galiu išspręsti bet kokią problemą, įskaitant ir šitą. Bet 8 ir 9 epizoduose jau matėme, kad ne. Koks buvo jūsų mėgstamiausias Keino melas? Ir kokį dar Keino melą žinote? Perskaitysime juos komentaruose.